Kylantis rytas horizonto toliai, kiek dar kelionė truks, broli, kiek dar dienų kol nuguls dulkės, kol tau ištars gulkis. Žodžiai teisingi kieno pusėje, tu rankoje akmuo ar dar būsi jo, kam tu teisėjas, kam rankos butelio, kam laiškas dugne butelio. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Ačiū Dievui, Fredai, jau pamaniau, kad jums kas nors blogo nutiko. Man? O kas man galėjo nutikti? Užsnūdau ir tiek. Man pasirodė kiek kitaip. Kokia jūsų savijauta? Viskas normaliai. Jokių problemų. O psichologinė prasme jokių naujų bėdų? Mano mielas, būtų psichologinės bėdos, aš ateičiau pas jūs. Aš gyvenu pilnavertį gyvenimą. Ačiū, kad pažadinat. Man jau laikas. Sėkmės. Labą dieną. Manęs teirautės, aš nežinau, kur galėtų būti Fredas Koganas. Taip. Ką tik visai netikėtai aš jį sutikau. Nu, tu įmuti sveiksti ne dienom, o valandom. Dar pasakai, kada sužvitrus kaip katinas. Kaip katinas tu būni kitoj situacijai. Jo. O kaip ten viskas veikia? Veikia. Nori patikrint? Noriu. Bet ne čia. Dar tavo sargas išgirs. Sujaudinai mane kažkaip. Tai kaip darysim dabar, taip mane ir paliksi? Tik kai aš išeisiu, galėsi kažkaip gal rankiniu būdu pasibaigti. Rankiniu? Ką matyt teks? Sakyk, kas naujo girdėtų? Yra kažkokio poslinkio? Nelabai. Dianos Raimondo šūdą malą. Koganas iš viso mistika, jisai dingęs, jo paties žmonės panikuoja. Bet Kogano psichologas sutiko Fredį mieste. Jau. Tai išdykauja Koganas? Panašu. Nieko. Truputį pakentėkim, aš grįšiu ir sugaudysim tuos išdykėlius. Žvirblio nėra namie, arba neatidaro, telefonų nekelia. Nu jo. Man tai iš vis įdomu, ko tu durnelį slimai reikėjo ir ko jis prie Miglės prisiknisų iš vis. O kodėl jisai ją Dovilę pavadino? Neišgėręs nesuprasi. O tu šaibų turi ką? Ne, aš tuščias visai. Dar makumštis skolingas. Aš irgi. Nu jo. Per žinias rodo, o šaibų kabaką neturim. Žvaigždės, karočiui. Tai ką darom? Pala. Žinok, kažkai ką pats Valera pamiršau. Ką pamiršai? Toj, neskubėk. Jeigu pavyks, šventę švęsim. Miglė, tu čia? Kaip čia tau sekėsi?
ramu. Aš tau, va, čia kiko užkast, valgyti atnešiu. O, ačiū. Nieko, žinok, viskas gerai, tik tais telefoną bijau jungti. Nu jo, man čia kaip tik neseniai banginis skambino klausė, kur esi, tai pasakiau, kad nežinau. Labai gerai. Ačiū. Tu nesupyk, Miglė, aš taip paklaus norėjau, tai kas čia atsitiko tokio, kad tau staiga taip slapstytis čia prireikė? Makuša, tu nepyk, bet aš tau nieko vis tiek dabar negaliu pasakoti, tai geriau neklausinėk. Jeigu aš tau trukdau, aš galiu išeiti. Oi, ne, viskas gerai, aš kol kas va čia kelias dienas jokių įrašų nenusimato ir va, atsarginis raktas nuo studijos, būk kiek reikia, aš, vienu žodžiu, kažkokios problemos paskambinsi, bet sakau, aš kiekvieną kartą negaliu lakstyti čia. Ačiū, Makuša. O. Tu geras. Normaliai čia. Nu ką, pavalgam? Valgysi? Nu tai pasiimsi savo dalį ir prekiauk, banginė. Bus už šaibų. Tai kad man dabar šaibų reikia, aš basas visiškai. Jis neturiu už ką nusipirkti. Nu tai ką, tu čia bijai, kad bickas sumažės? Taigi gerai, išsiriškinsi, galėsi grožio konkursą dalyvauti. Jo, jeigu ką, aš tenai vištienos krūtinėlę turiu ant garų. Padarysim. Oi, gerintų jūs. Su jumis neina susitart normaliai. Davai, kur mano dalis, ką, Miltų? Blinų išsikeps ir paėčiau. Fredai, tu? Negaliu patikėti, kas tau tai? Purvinas visas susiglamštas. Ko rago nekeliu, aš tavęs ieškau, skambinu. Kas yra? Šitų kaminų. Na, aš. Kas tau atsitiko? Nieko, aš pasivaikščiat sugalvoju. Telefonas tai sudužo. Reikėjo kažko? Nu, man iš vieno dalyko reikia. Sodybas atsigražinti noriu ir viskas. Nu tai. Tai tu kainą žinai, turėsi pinigus, ateik pas mane, nusipirksi. Freda, aš turiu pinigus. Supranti, turiu pinigus, todėl ir ieškau tavęs. Aišku, pinigai mašina čia už kampą. Einam, sutvarkysim reikalus ir... Ateik, laimingą loterijos bilietą išlaišė. Pasisekė pagaliau. Galima sakyti, kad ir tai. Einam, Fredai, ką? Einam. Einam. Kaip tu? Nu, tai džiaugiuosi, kad maniaką turim. Nepanašu čia jokį maniaką. 100% nepanašu. Čia į serijinį žudiką irgi nepanašu. Supranti, čia kažkas kito. Jo, grinai, tiesiog 5 lavonai su identiškom kulkų skylėm ir nieko bendro. Žinai, žiūrėk, kol tavęs čia nebuvo, aš kažkaip bandžiau surasti tą ryšį tarp tų 5 lavonų. Ir supranti, jokio ryšio. Absoliučiai jokio ryšio. Aišku, pas mus darbė visą laiką jokio ryšio. Viskas čia be ryšio. Klausyk, būk gera, tu neironizuok gerai. Aš ten viršui tiek malkų pasikroviau. Žūsta pareigūnai. Nu tai kodėl žūsta tie pareigūnai? Nežinau, kodėl jie žūsta. Nežinau. Bet sužinosiu. Sužinosiu. O tu nusileisk ant žemės. Neskrajok ten. Padebesiais. Padebesiais. Čia aš esu. Va. Čia. Tai va, Fredai, žiūrėk, kaip tariamės. Visi iki vieno. Imk, ruoš dokumentus, sodybos pardavimui, tos popierius sutvarkysim vėliau. Nu, kaip, tai susitvarkysi, gerai? Gerai. Pinigai mano, sodyba tavo. Sutarėm? Sutarėm. Sutarėm, Fredai. Sutarėm. Žiūrėk savęs. Tėvai? Kur tu buvai, tėvai? Aš nekilnojamo turto reikalus tvarkiau, Marka. Kur tu tvarkiai tos reikalus, tėvai? Kur reikia, ten netvarkiau. Einam. Dabar reikia likusius reikalus tvarkyti. Einam.
Nu, kas yra? Draugui į tualetą reikėtų. Nu, tai varyk į kibirą, ne problema. Aš negaliu į kibirą. O, inteligentai, tai varyk į kelnes, tada jeigu į tų kibirą negali. Sakau, kad dar girdi, kad negaliu. Na, būk tu žmogus, nu. O, tu mafijozai. Va. Aha. O tu pasitrauk. Tik greitai, karočiui. Zdrav. Nu, tai pagaliau. Tai kur tu tiek laiko užtrukai, aš visau lauktuves. Paėmė, ko prašiau? O. Tai čia daugiau negu 2. Ai, pagalvau, daugiau bus geriau. Dar ir parūkyt paėmiau. Nu ir aišku. Ir gerai. Jerka, tu čia tik prišikai. Nu ne, nu čia mūsų vienas sponsorių apsišyko. Aš neįsivaizduoju, kaip galima tiek laiko tūlika, bet jeigu tik bulką ėdį, karoči. Tai iš baimės. Mafijozė! Ilgai dar ten šyksi? Aš tuoj. Labai jau smarkiai vidurį susuko. Tai žiūrėk, tūliko neužkimšk ir tualetkės nevalgyk. O tai vėl susuks vidurius. Labai ten rimti reikalai vyksta, Mauri, labai. Davai. Būkšt. Viskas varom parūkyti. O kas su tuo? Nu tai kur jis dingo? Va, Romka gavau. Bet barmenas tai debilas, karočiui. Sakau, duok šiaudelę. Prikini, sako, kokteilį pirk duosiu. Turim tai? Nu, sakau, tai iš tavį išjungsiu. Sot laikai atėjo. Koksų turim? O per kašniot nebe. Tai girdi, kortelį yra, o šaibų. A? Šaibų nėra. Tėvas mano žmotas gandonas kortelį užblokavo. Tu varysi? Nu, davai. Ir pagalvosim, kaip šitus miltus į šaibas konvertuoti. Davai. Klausyk, kiek to senio sąskaitai buvo? Beveik 10 gabalų. 5 nuėmiau daugiau nedavė. Ką koks nors limitas uždėtas, nežinau. Rytoj nuims. Mažai. Klausyk, mergos norisi, gal mes į kokį klubą nuvažiuojam, Jerka, mes niekur švies dabar negalim, tu supranti? Nu. Tai gerai, bet kiek tas senis šykti gali? Kaplikį iš to tūliko. Tai tuoj surūkysim ir eisim. Užmušiu šiokiai! Seni! Nu, yra keli pažįstami, aš jums su nuolaida galiu pasiūlyti. Miltukų? Bet aš irgi galvoju, kam reikia. Pusbroliukas Mykoliukas. Ko tam daunui reikia? Kelt ar nekelt? Kelt. Alio? Ką? Gal ir galiu padėti, bet informacija kainuoja, Mykoliuk. Kur tu esi? Pas Gošą? Tai aš atvarysiu su draugeliu. Banginis. Draugelis, nemiški batą. Gerai, davai. Banginį.
Mes tai turėsim ir šaibų, ir tačką. Čia. Zdarov. Jo. Sveikas, Romka. Maiklas. Banginis. Nu, pasako. Ko su kaminu pasidalinai? Gal galėsim padėti? Nu jo, pas mane, žinok, irgi teorkai su kaminu, tai kažkaip, kad pokalbį gal reiktų papuošti kokiais biški stipresniais gaivaisiais alkoholiniais gėrimais, ne? Sušnekęs biški, nepabazarins. Nu, galim varyti kokį barą tada. Bet hebra, sakau, nuoširdžiai, su finansais dabar liūdna. Tai konjakais tikrai nevaišinti. Nesparink pusbrolį, neskriausim. O jeigu bazaras gerai eisis, tai kažkokį kitų pavaišinimų, ne? Varom, davai, stojame. Bet ir greitas senis, karočiui. Tai ką mes darom? Reikia dingti čia. Jeigu senis minų priduos, mums amen. Tu klausyk, gal jis miške užsivers. Jokių jeigu, Jarka. Susirinkam daiktus ir valinam iš čia greičiau. Nu, velniai, ką čia veikit? O kas tu toks, a? Nori žinot, kas aš toks? Apseisi. O jums pasakysiu, kad aš šitos sodybos šeimininkas ir man labai nepatinka, kad jūs į ją įsibrovė. Tai dokumentus parodyk, karočiui. Tu iš to parodysi. Seni, ką darai? Ką darai, mano draugas, pajukau? Man juokdariai nepatinka ir mano sodyba ne cirkas. Duodu 5 minutės ir valinatės čia. Bet ten mūsų dar daiktai liko. Buvo tavo, dabar mano. Kaip kompensacijų šitą visą nesąmonę. Laikas eiti. Vai, judinai! Varom, seni. Nei Keinys, nei Valdemaras kol kas nesugrįžo. Kaip suprast, per tiek laiko nesugebėjo. Juk ne taip toli jos palikot. Keista. Gal kas nors atsitiko? Kas jam galėjo atsitikti? Sušalo nebent? Kokių veiksmų mums imtis? Dar truputį palaukim. Supratau. Valdemarai, tu čia? Nu ir kaip tu čia atsiradai dabar? Na, kaimas, kaip gerai. O kur tie du ir Keinys? Tie? Nu. Paauklėjau išvariau lauk. Čia dar Keinys turėjo būti. Jo, turėjo būti. Ir tikiuosi, kad dar yra. Slėptų tą ginklą. Raktą turi? Rasiu. Maugli, klausyk, daryk, nors esi 8 kraujuos. Palauk, Jarka. Man su seniu mafiozu pašnekėti reikia. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį.